Gruodžio 9. Palaimintas vyras, kuris ištveria išmėginimą, nes išlaikęs, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas pažadėjo jį mylintiems. Jokūbo laiškas 1 skyrius 12 eilutė. Jei galėtume visada atsiminti tai, kad kiekvienas išbandymas, kiekvienas persekiojimas, kiekvienas gyvenimo sunkumas, išbandantis tuos, kurie sudarė aukos sandorą su viešpačiu, yra skirtas jų patikrinimui, jų meilės išbandymui, kad galima būtų įsitikinti, ar jų charakteriai yra tvirti, įsišaknyję ir sutvirtinti teisingume ir pastatyti ant meilės, tai visus tuos išbandymus, sunkumus bei pagundas pamatytume visai naujoje šviesoje, o tai labai mums padėtų kovojant gerą tikėjimo kovą ir pasiekiant pergalę. Mes pasakytume sau, jei per šiuos mažus išbandymus viešpats tikrina mano meilę ir atsidavimą jam, tai rūpestingai juos išnaudosiu kaip palankę galimybę parodyti savo viešpačiui visą savo meilę ir atsidavimą jam, jo reikalui, neatsižvelgdamas į tai, ar tai bus smulkmenos ar svarbus dalykai. Mėginimas šioje eilutėje reiškia išbandymą, patikrinimą. Ištverti išmėginimą reiškia džiaugsmingai pakelti išbandymus, stovėti juose pergalingai darant gerą. Krikščioniškas gyvenimas yra pilnas išbandymų. Turime būti išbandomi, patikrinti ir užtvirtinti kiekvienoje charakterio srityje, ir tik po to būsime pripažinti vertais. Esame palaiminti, jei laukiame išbandymų, nes taip laukdami pasiruošiame jiems. 2 kart esame palaiminti, kai esame išbandomi, nes tai mums duoda galimybę nugalėti. 3 kart esame palaiminti, kai ištikimai ištveriame mūsų išbandymuose iki visiškos pergalės, nesėkmingai atlaikę išbandymus, džiaugsimės mūsų vilčių išsipildymu. Amžinas gyvenimas karalystėje, su visu tuo, ką jis reiškia, charakteryje, prigimtyje, perspektyvose ir reginiuose, garbėje, bendravime, paveldėjime ir darbuose iš tikrųjų taps mūsų. Dievas tam įsipareigojo su priesaika duota sėklai, o ta sėkla susideda iš tų pasišventusių asmenų, kurie labiausiai myli Dievą. Klausimai: kokiuose išbandymuose šią savaitę pasiekiau pergalę? Kokie buvo rezultatai? Palaimintas vyras, kuris ištveria išmėginimą, nes išlaikęs, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas pažadėjo jį mylintiems. Jokūbo laiškas 1 skyrius 12 eilutė.